Sveiki visi įsijungę dar vieną mano podcast epizodą. Šiandien svečiuose aš turiu žmogų, kurio veidą ir balsą tikrai esate girdėję ir matę. Jisai komentuoja daugybę varžybų ekstremalų sporto, nuo vandenlenčių iki dviračių. Tai yra Mindaugas Ponomariovas. Sveikas. Ponomariovas. Ponomariovas. Nieko tokio. Tu dar žinomas kaip Pozis, kai kuriem vis dar. Vis vyresnės kartos, taip, bet stengiuosi šitą visą pravardę jau seniai palikti šonę, nes vis dėlto aš turiu labai gražų lietuvišką vardą Mindaugas. Tikrai taip. Kaip gyveni? Kaip laikaisi? Kuo užsiemi? Gerai gyvenu, dabar tai pas tave studijai. O šiaip užsiemu, vasarą tai kas, dviračių sportai, ekstremalų sportai ir kaitavimas. Kaitavimas kaip instruktoriaus. Taip, aš turiu visą sąrašą susirašęs, tu važinėjai downhill dviračiais, čiuoži snieginti, plauki veikbordų, kaitų, riedučiai, amerikietiškas futbolas. Sąrašas nesibaigiant. Dabar galim išimti, žinai, riedučiai senai nevažiuoju. Tai buvo mano, sakysim, ta visa pradžia, 95-6 kažkas ten tuos metus, kai visas buvo tas prasidėjęs, vadinkime, nepriklausomos Lietuvos judėjimas, nes taip iki tol turėjom kažkiek skeitų, bet skeitai buvo vis tiek toks, sovietiniais laikais dar buvo vienaip, po sovietiniais laikais kitaip, kaip atgavom nepriklausomybę, viskas vėl pradėjo kitaip suktis, tada gal, sakysim, pirmumą buvo paėmę riedučiais, vėliau po riedučių sekė pas kai kurios draugus skeitai, aš, sakysim, kažkiek likau prie riedučių sporto, paskui išėjau į profesionalų futbolą, tai ekstremalius sportus visai palikau šone. Tai riedučiai man jie labai patinka, aš, kaip sakau, visą laiką palaikiau šitą judėjimą ir man visą laiką patiko stebėti, kai važiuoja žmonės riedučiais ir kai būna, pavyzdžiui, varžybos ir atvažiuoja tiek Lietuvos stipriausi, tiek Latvijos sportininkai ir atvažiuoja topiniai Latvijai, tai yra wow stebėti, ką išdarinėja. Dabar taip, dėl veikbordų veikbordų irgi porą metų esu visiškai palikęs, netgi šiemet pradėjau savo lentą, nes supratau, kad tiesiog nebėra tos motyvacijos ir kažkokio kabinimo, nes tai veikbordų sportai, jeigu sustringi toj pačioje vietoje, turi perlipinėti per save ir eiti kažkur tais į priekį, bet metai bėga, traumų visokių per gyvenimą yra būta. Ir kaip sakau, didžiosios traumos vėl ne per ekstremalius sportus, būtent per tą profesionalų futbolo žaidimą. Tai daug ten visko yra nugaroj, kakle, tai tiesiog susidėlioja viską ir supranti, kad jeigu aš eisiu per, tada atsiranda didesnė rizika kažkur kitoje vietoje kažką gauti tokio, kas gali vėliau pakenkti kažkur tais kitose, žinai, sveikatos segmentuose. Tai va, o dabar kas liečia dar downhill dviračių sportą, irgi šiek tiek esu apleidęs. Organizuojam tai varžybas su draugais iš White Puppy, darom Lietuvos ir Baltijos šalių čempionatą. Stengiamės irgi kažkiek tais pasivažinėti, bet jau labai minimaliai, nes vis dėlto Lietuvoje mūsų sportas neturi tiek sąlygų, kaip turi veik parkai, kai turime kiek? Apie 40, ne? 7 ratų sistemos, bendrai apie 40 kažkur. Tai va, tai mes legalių trasų turim tik tai Ignalinos miestą, žinai. Ir Jonava, kur yra, vadinkim, daugiau vieta, kur tinkama pradedantiesiems. Jeigu mes paimsim tą pačią mūsų sostinę, Vilnių, vieną, sakysim, labiausiai kalnuočiausių miestų iš visų Lietuvos, arba netgi jeigu ir tą pačią Latviją su Estiją paimsime, tai mes čia turim labai daug draustinių ir regioninių parkų, kur dėja mes legaliai negalim nieko statyti. Nes man visada kildavo klausimas dėl liepkalnio vasarą, nes aš prieš kokius 7-8 metus aš pats hardtailų važinėjau, bandžiau šokinėti, kažką įrodyti savo. Ir tuomet man kaip ir atrodė tobula vieta, liepkalnis vasarą, bet tenais kažkaip nieko taip ir neįvykdavo. Buvo kažkokių užuomazgų, man regis net. Pirmosios oficialios downhillo varžybos 2009 metais įvyko, kaip atvažiavo ir Latvija, ir Estai, tai vyko liepkalnį, tada kažkaip senoji valdžia pradžiai kaip įrodė kažkas suinteresuotumą. Aišku, ten mums kainuodavo, ne mums, bet tiems, kas organizavo, tai Raitis ir ten kita chebra ten organizuodavo tas varžybas, tiems tai nepigiai kainuodavo, nes tuometinė valdžia buvo tokia, kuri sovietinio palikimo, kur nieko nenori daryti, tik tai nori viską gauti. Tai va, tai ten keli metai buvo tokios užuomazgos, bet vėliau viskas pasibaigė, nes kodėl tai pasibaigė, tai vėl sunku pasakyti. Iš vienos pusės kaip ir sunku, iš tos pusės kaip ir nesunku, nes irgi mes, atsimenu, važiavome kalbėtis su tuometinė valdžia ir bandėm kalbėtis, bet buvo pasakyta, kad jums patiems mes nieko neleisim, nes tuo metu Liepkalny vyko didžiulės rekonstrukcijos, keitė apšvietimą, visas sistemas vandentiekio ir panašius dalykus, kirto nemažai medžių, valė trasas, kad galėtų daugiau keltų pasiti ir panašiai.
Nu ir galiausiai tos pačius šlaitus formavo šiek tiek kitokius, kad jie nenubėginėtų, nenuvažinėtų. Nu ir mums kaip downhilleriams, mums plikas laukas nelabai tinka, nebent tai būtų, žinai, freestylas ar kažkas tokio, bet dar reikia lieti automatiškai pilti į žemių didelius kikerius, didelius bermus, kas vėl kalnui visiškai neapsimokės, nes tokias vietas reikės labai daug sniego užpilti, o natūralaus sniego mes tiek neturime, mes ne Aliaska, tai prigamintiems tai pasidarys tokie kaštai, kad bus nepatempiami dalykai. Na ir kai kalnas lieka plikas be medžių, be šaknų, be akmenų ir kitų dalykų, tai mums downhillo nebelieka. Tai tokia situacija. Bet jo, aš kažkaip įsivaizduoju, kad šiandien yra problema su dauguma ekstremalių sportų, nes dauguma ekstremalių sportų yra nišiniai. Ko gero reikėtų išskirti vandenlentis, nes čia yra unikalus dalykas, kad mes turim tiek daug infrastruktūros. Nes bent jau, kuomet aš važinėjau riedlentį, čia kuomet man buvo 15-17, aš atsimenu, kad aš esu iš Zarasų, pas mus pastatė vieną pusrampę ir tuo viskas ir baigėsi. Ir mes, aišku, džiaugiamės tuo, bet tos infrastruktūros, kuomet bent jau mano važinėjimo laikais, nebuvo daug. Dabar kaip ir skateparkų jau daugėja. Skateparkų daugėja ir tam tikros ir mažuose miesteliuose, ir didžiuosiuose miestuose viens kitas atsiranda. Ir čia turbūt reikia padėkoti ir Gintarui, kuris stato, kuris projektuoja ir panašiai, kuris eina į tas savivaldybės, turbūt ir daugiau kas eina į savivaldybės, aš dabar tikrai net gaminsiu visų ten tų vardų pavardžių. Bet tais laikais, jeigu žinai šnekėti tos sugrįžimus labai labai senus, tai mes irgi turėjom Manto Paulausko ir ten visos senosios Six klubo dėka turėjom Sereikiškėse parką, kur buvo viena didelė rampa metalinė, viena mažoji rampa ir ten keli reilai, vienas boksas. Bet visiems to užteko, žinai, visi laimingi ir, sakysim, to jaunimo, kaip ir norinčio važiuoti tiek skeitais, tiek riedučiais tikrai buvo. Vėliau taip, parkai vėl dėka būtent X klubo atsirado ir prie Baltojo tilto, jis buvo tiesa tada medinis ir, sakysim, kažkiek atsirado ir kitų parkelių, tai ten labai smarkiai prisidėjo prie viso šito Mantas su Giedriumi, senieji vedliai X klubo ir panašiai. Kitos Lietuvos miestuose taipogi kažkas pradėjo vystytis, atsiradinėti. O dabar taip, reikia ir daug daugiau. Ir vien tokiam mieste kaip Vilnius, tai aš manau, kad ypač dabar, kai sporto šakos BMX dviračių freestylas arba skeitai yra olimpinės sporto šakos, tai būkim vieni beteisingi, mums norint kažkokių rezultatų pasiekti tarptautinėje arenoje, tai to, ką mes turime, mums neužtenka. Mums, jeigu pažiūrėsim tas pačias rampas, ant kokių šokinėja BMX-eriai, ir tą, ką mes turim čia, tai toli gražu reikia nuvažiuoti tą pačią Latviją, į Liepąją arba į tą patį Ventspils. Pamatysim, kas yra per parkai, kurie reikalingi, kad tu galėtum pradėti siekti to meistriškumo, kuris yra, vadinkime, jau pasaulinio lygmens. Na taip, tikrai, žiūrint į Baltąjį tiltą, taip, tai yra vienas, ko gero, geriausių skateparkų Lietuvoje. Jo, bet vėl matai, žiūrint iš kurios pusės, nes tai yra plaza, tai yra skate plaza, kur jinai daugiau skirta, vadinkim, kas mėgsta važiuoti pūlę arba mėgsta važinėti išnaudodamas gatvės elementus, nes ten vis tiek pagrindai yra reilai, kažkokie tais boksiukai, bet nėra rampų, nėra kvoterių, nėra stalų, nėra to, kur reikia šokti, kur, žinai, patirti aukštį, kur tu galėtum flipint normaliai, double flip padaryti, ten 720 sukti, ten double core ar dar kažką, tai žodžiu, tai tų triukų tikrai amplitudė tam parke sumažė ir galiausiai pasižiūrėkim, kas darosi vasarą vaikų skaičiumi, kiek yra vaikų. Smarkiai populiarėja paspirtukai ir dabartiniai vaikai su paspirtukais važiuojantis, tikrai turim stiprių vaikų, kurie labai smarkiai šoka į viršų ir jie viens kitą tiek pušina, tiek hypina, kad aš tik tai noriu pasidžiaugti iš tikrųjų, nors kaip kažkas ir sako, kad paspirtukai yra blogis, bet aš vis tiek su tuo iki galo nesutikčiau, nes tai yra, gal vadinkim, blogis dėl savo masės, kur yra masė, nes yra pusė tų vaikų, kurie, tiesiog turi paspirtuką tam, kad turi. Bet iš kitos pusės, jeigu žiūrėti tą progresą, ką jie daro ir ką tie vaikai sugeba daryti ir ko jie patys, sakysim, kai kurie siekia, tai reikia tik pasidžiaugti. Ir jiems reikia irgi sąlygų tam pačiam važiavimui. BMX-eriams mūsų reikia sąlygų, žinai, skeiteriams mūsų reikia sąlygų. Tai ten yra kas prie to smarkiai prisideda ir tenais ir BMX-o komiūnas, ir skeitų komiūnas, ir paspirtukų komiūnas. Bet, sakau, parkų turi būti daug ir tą, ką mes matom, kaip ir sakiau, prie Baltojo tilto, tai vasaros metu tai yra tiek vaikų, kad, tiesiog tai yra iki traumos, nes yra tiesiog per didelis kiekis. Per didelė mūsų dabar įsivaizduoju, kad veik parke reikėtų paleisti tokį kiekį, vienas paskui kitą įsivaizduoju, nei sistema suktų,
nei vandenį būtų vietos, kaip tenais kam išnaudot kokią tenais rampą, kokį ten boksą ar dar kažkokią tai kitą figūrą. Jo, tai su tuo sutinku, nes vienas pažįstamas, kaip tik neseniai buvo įkelęs istoriją nuo Baltojo tilto, kad ten buvo nesuskaičiuojamas kiekis paspirtukininkų vaikų ir sakė, kad paspirtukininkai uždominavo skeiterius. Nes skeiterių tuo metu, bent jau tam istoriją konkrečiai nebuvo. Bet šnekant apie tas didesnės rampas ir panašiai, mes kaip ir turim žmonių, kurie kaip ir inicijuoja kažkokias užuominas, druskininkas ir BMX-eriai, Martynas Lagauskas, Taip. jis pats yra architektas ir labai smarkiai jis padarė ir tą indorą ir dar kažką. Yra Martynas. Buvo Kaune indoras. Jo, tai ten kito Martyno. Jo, kito Martyno, tai Martynas irgi inicijuoja labai smarkiai, nes jis kaip ir yra BMX freestyle asociacijos vienas iš narių, tai jisai labai smarkiai inicijuoja visą šitą progresą, kad kažkas jis judėtų į priekį, nes, taip, mes turim ir David Butko ir tą patį Martyną Lagauską, kurie važiuoja į tarptautinės varžybas ir tikrai auga jaunimo, kuris sakysim, juda tą pačią linkmę. Ir mes turim jį auginti, bet tam, kad jį auginti, turim turėti sąlygas, kur auginti, nes, tai nėra 96 metai. Kai buvo tas, vadinkime, judėjimas, kur buvo tiesiog anarchija, ten, žinai, visi važinėsim su skeitais, redučiais, ten kažkas gal ten šiek tiek vėliau BMX-ą pasiėmęs, po varaido atsikimšime alaus butelį, kažkas ten cigarą įsimės, taip, yra ir tokių, ir tai normalu, žinai, visai, kad tai bus, kad kaip ir wakeboarderių kultūra yra sportininkai, yra, vadinkime, tie, kurie hypina, gyvena to visų, sakysime, vaibų, taip pat bus ir pas skeiterius, kad bus tie, kurie skaitins dėl rezultatų ir bus tie, kurie skaitins dėl pačios kultūros, dėl viso, sakysim, judėjimo. Snowboardai lygiai tas pats bus. Bet visai, kad šiuose sportuose irgi atsiranda žmonės, kurie ateis laikas, kada jie norės rezultatų, nes pas juos yra tiesiog kraujyje sportininko imunitetas. Tai turi sąlygos tokiems atsirasti. Labai gražiai šnekam apie visą tą augimą. Ir aš turėjau klausimą, kurį aš planau užduoti daug vėliau, bet vis tiek. 5 žmonės, kurie tavo manimu padarė didžiausią įtaką ekstremaliam sportui Lietuvoje. Mantas Paulauskas, Giedrius Krebutėnas. Tada manau, kad jeigu žiūrėtume į wakeboardus pačius, tai turbūt, manau, būtų Antanas Sysas su Tomu Jakovlevu, nes jie būtent ir buvo tie pradininkai, kurie užkūrė visą reikalą ir wakeboardai atsirado ir taip sparkiai pradėjo visi parkai, sakysim, eiti, augti ir panašiai. Downhill dviračių sporte tai turbūt būtų mūsų White Puppy chebra visa, tai ten tiek Paulius, tiek Ramūnas. Aišku, iki tol dar buvo tenais ir Algis ir visa kita šutvė. Tai kaitose tai turbūt respektą duotum, aišku, tokiem žmonėm kaip Benzui, Akiniui, Viktorui Šeputai, Sukasekai, Sauliui. Tai, žodžiu, tikrai tiems vardams. Aš tiesiog norėjau potencialių svečių ateičiai. Aš supratau. Kai kurio, žinok, reikės pasikviesti, bet bus sunku, nes jie gali ne Lietuvoje gyventi, bet vis tiek. Ir dar vienas įdomesnis klausimas. Kaip ir sakai, daug sportų tu iš manęs daug jau atsisakėjai, bet jeigu tu vėl būtum, sakykime, 25 ir tau reikėtų vieną sportą turėti, kuri pasirinktum tokio amžiaus. 25 metų būdamas? Taip, nes, kaip ir sakai, dabar dėl nugaras jau atsisakai truputį, bet sveikata gera, vienas sportas tavo gyvenime, kuris tai būtų? Iš ekstremalių ar ne iš ekstremalių? Aišku, man aktualiau ekstremalus, bet... Tai gerai, dar sakysiu iš ekstremalių, nes tuose, žinai, nelysim profesionalius sportus, nes tuose kažką siekiau, kažko nepasiekiau. Aišku, su dabartiniam turbūt sąlygom būtų daug daugiau galimybių išvažiuoti tą, ką dabartinis jaunimas turi, tai kad gal dabartinis jaunimas ne tai, kad aptingęs, bet gal tiesiog nori greito rezultato, o gal kitą kartą neturi tam tikrų sąlygų, tam tikro palaikymo iš sakysim, tų pačių ten lygų ar klubų, bet čia neliesim, bet turbūt jeigu iš ekstremalių sportai downhill dviračių sportas. Kodėl? Nes ten niekada nebus atsipalaidavimo, visą bus 100% koncentracija. Jeigu važiuosi tokiom trasom ir tiesiog sekundėj prarasi susikaupimą, ant akmenų ne ten kažkur paspausi stabdį, ne ten padėsi kūną, ne ten dar kažką, tai baigsis kritimu, o krentam ten, kur tikrai būna visko, žinai, ten tikrai per savo tą gyvenimą, važiavimą, nors sakau, aš ten pradėjau užsiminėti downhillų būdamas jau 30,
Tai kritimų tikrai yra būta ir pradžioje gal sakysim mes, kol mokinamės, įkrentam daug ir dažnai, bet neskaudžiai, o vėliau pradedam kristi rečiau, bet skaudžiai. Tai kritimų yra būta, tai bet sakau, mano manimu, kad būtų downhill dviračių sportas. Tik važiuočiau turbūt į kalnus. Šiaip labai įdomu, nes aš visada galvojau, kad su visais ekstremaliais sportais turi būti susikoncentravęs, bet kada pasakėjai, ko gero dviračiais tu negali nei sekundės palaiduoti, nes vandenlentą tu gali atsipalaiduoti, tiesiog paplaukti vandens paviršium, bet downhillo dviračiais tu nei sekundį negali. Vadinkim netgi tu tą pačią, kada tiesią turi. Tai tiesiosiuose būna yra trasų, kuriuose sportininkai, profesionalūs sportininkai išvysto greitį virš 70 km/h. Tai 76 km/h greitis tiesioji į trampliną, sekundžiai susifeilinai kažką, tai išjungiai nusukai galvą, ant 70 krenti, tu nekrenti ant kažkokio tais lygaus paviršiaus, tu gali kristi ir eiti nuo skardžio žemyn. Visokių situacijų yra, žinai, priklauso, kad trasa. Galiausiai važiuoji per akmenis, tau yra, sakysim, 50 metrų žemyn. Kampas, nežinau, įsivaizduokim toks kampas. Ir ten visur tik akmenų ir šaknų sekcija. Vienoje vietoje ne ten paspausi stabdį, ne tą, viskas, užsiblokuoja ratas, jeigu priekį paspausi, blokuoja priekinį ratą, kas nutinka, slysta dviratis, prameti gripą, kritimas. Esu matęs pakankamai daug vaizdo įrašų šitą temą. O tuomet dar prie tavęs norėčiau ir tavo santykios su ekstremaliu sportu grįžti. Kuomet tu esi apsuptas ekstremalų sporto arba sportininkų renginiuose, atrodo, kad tu pilnas geros energijos, gera nuotaika. Ką tau suteikia ekstremalus sportas, kad tu atrodai taip pozityviai, kuomet esi apsuptas jo? Tiesiog malonumą ir džiaugsmą, nes tu matai kai kurių žmonių akise tą pačią, aistrą, kurią, sakysim, tu turėjai, kada tu buvai vaikas arba paauglys, ir nebūtinai, kad aš kalbu apie ekstremalius sportus, bet, pavyzdžiui, kalbu net apie tą patį futbolą, nes dėgiai būtent to užsidegimu, kad nori tapti profesionaliu sportininku. Ir turėjai tą aistrą, turėjai norą treniruotis, daug treniruotis, skirti savo laisvą laiką, būtent atiduoti sportui, atiduoti kamuolį, nesvarbu, kokios būtų sąlygos, lyja lietus, sninga ar ten dar kažkas vyksta, bet tu eini treniruotis. Ir tas turbūt yra smagumas, kad kai kurių vaikų akise, ar paauglių, ar jaunimo, ar šiek tiek vyresnių, tu matai tą aistrą ir tą norą tiesiog dėgymą užsiimti tuo, kas jiems patinka. Tai gal tas būtų, o daugiau kas gali būti, kodėl? Nežinau, iš tikro, turbūt smagu, nes vis dėlto auga tos pačios kultūros, žinai, atsiranda vis ir kažkas galimybės didesnės, ir išvažiuoti užsienį atsiranda sąlygos, ir, žinai, kažkiek tais rėmėjai atsiranda pas jaunimą, žinai, jau ne viską reikia iš savo pinigų, žinai, pirkti, nes, būkime nebeteisingi, visi tie sportai, jie nėra, žinai, tenais už 5 eurus. Nori plaukti veikbordu, nusipirkai lentą, batus, bet tau reikia abonento, kad plauk galėtum, taip, tai jisai kainuoja. Galiausiai nuvažiuoti į vietą. Tai čia tau nėra, žinai, kad tau Šnipiškių rajone prie Ozo tenais parko, ten parkas stoja, kur tu gali su troleibusu ar tenais ant dviratuko atsisėdęs nuvažiuoti, žinai. Nuvažiuok į tą patį Splash parką Vilnių, nuvažiuok į tą patį Veikvėjų, ar nuvažiuok į, kur ten palauk dar, kas čia pas mus palauk, dar į Veikiną. Tai, žinai, viskas yra kilometro atstumų, žinai, kur tu taip lengvai nepasieksi. Tai tai žodžiu, tai turbūt visi tie dalykai, nes matai, kaip žmonės dega ta aistra, kaip jie daro, kaip jie kruta, kaip sąlygos gerėja, tai tas turbūt ir yra. Galiausiai, jeigu tu ateisi susirūgęs, tai koks renginys bus? Nuo vedėjo tikrai daug priklauso. Ir šnekant apie buvimą vedėjų, aš šiemet turėjau galimybę veikduelį komentuoti gyvai ir mane tai išsunkė. Kaip? Bet man net nereikėjo būti tokiam pozityviam, man tiesiog reikėjo būti informatyviam. Iš kur yra pas tave energijos visą dieną, nenustojant pozityviai palaikyti? Išsimiegot, gerai papusryčiaut, pakvėpuot, nusiramint ir nebijot suklysti. O tuomet vėlgi, tu turėjai laidą Adrenalinas prie... Ne, aš turėjau mes ten. Tu vedėjai. Vedėjas, sakysim, ten buvo daugiau. Idėjos autorius buvo Vilius Blausdavičius, dabar Viking the Chef. Kažkada tai buvo laikas, kai aš tuo metu pradėjau dirbti su kitu projektu ir dirbau reklamos gamybos įmonėj, tai buvau pasirašęs scenarijų, turėjau, dar adrenalino nebuvo tuo metu televizijai, buvau pasirašęs irgi projektą ir ėjau pas kai kurios prodiuserius, siūlydamas tą atminti, kad darykim, nes
kultūra auga, atsiranda tam tikri sportai, jau tuo metu jau, žinai, ir kaitų kažkiek tais plaukiau, ir, žinai, dar veikbordai nebuvo pradėję formuotis, bet vis tiek buvo rolikai, skeitai, snieglentėm čiuožiau, nes snieglentę čiuožiau nuo 2-3 kažkur tais. Tai, žodžiu, buvo tikrai tų ekstremalių sportų, motokrosas galiausiai buvo, ir britų sportas, driftas buvo, žinai, ant bangos, dragas buvo, tai kažkaip jis buvo atėjęs pas kelis prodiuserius kalbėtis, bet atsakymas buvo paprastas, gauk pinigų, ateik, mes tau padėsim į teleką, žinai. Okei, nu nesu aš tas žmogus, kuris moka prašyti, kaulinti ir kažkaip galva turbūt ir čia yra ta mano bėda, žinai, kad nemoku prašyti. Nu, jeigu ne, nu, nėra, tai nėra, žodžiu, jis bandai pats kažkaip tais, jeigu ne, nu, tai okei. Lygiai taip pat kaip turbūt ir su podcastu, kad pas nieką neprašiau, su vienais buvau pakalbėjęs su kitais, pradėjau daryti, taip, nedariau aš jo tobulai, nes vis tiek, žinai, yra kur klysti, yra kur tobulėti, žinai, vieni pasirenka vienokio tipo podcastą, kiti pasirenka kitokio tipo podcastą, vieni užduoda vienokius klausimus, kiti kitokius, tai, žodžiu, yra tikrai kur tobulėti, bet dariau tol, kol, sakysim, atėjo COVID, sakiau, okei, matau, kad vis dėlto tai nėra tai, ką tu gali ištransliuoti dideliai labai auditorijai žmonių ir niekada nebus tas, kur tai ten žies 10 000 ar kažko, nes, nu, vis tiek kalbėsi apie BMX dviračius, jau wakeboarderiai nebeklauso, žinai. Kalbėsi apie tą, jau tie nebeklauso, žinai, toksai gaunasi susimėtymas. Tai, žodžiu, tai ten buvo ta idėja, bet Vilius pradėjo daryti, man atrodo, dar netgi Rolandas Mackevičius, lygtais radistas, jisai buvo vienas pirmųjų, dar man atrodo, Sport TV, lygtais buvo kanalas toksai. Tai jisai tada, man atrodo, atėjo Šapranauskas Gytis ir tada kažkaip tais paskambino ir pasiūlė man, sako, gal tau būtų įdomu. Ir pasakiau taip, įdomu. Tai vat buvo redaktorė Aistė, dabar fotografė Vilius, aš. Ir pradėjom daryti. Tada Aistė išėjo iš komandos, liko mes su Vilium dviese, biški pasikeitė tas pats formatas. Ir da vėl kelis metus darėm, galiausiai paskui aš išėjau, nes vis dėlto atsirado tam tikri kiti dalykai, kur turėjau susidėlioti prioritetus. Ir prioritetas buvo biški kitur laiką savo skirti. Taip, tai nes adrenalinas man asmeniškai buvo kažkas, aš labai gerai atsimenu, kaip aš žiūrėdavau per tavo šešistį, nes man tai atrodydavo, kad yra žmonių, kurie irgi ekstremalių sportų domisi, ne tik tai aš. Tai man čia buvo labai didžiulis atradimas. Bet vėlgi, grįžtant prie to paties klausimo, tai laidos vedimas adrenalino, podcastas Fresh Blood. Ką patartum man, kaip naujam turinio kūrėjui apie ekstremalų sportą? Ką iš savo patirties tu suskauptos tų metų galėtum patarti? Nebijot klysti ir eksperimentuoti. Nebijot klysti ir eksperimentuoti. Ir turbūt čia patarimas būtų daugelį dalykų, nes kartais žmonės ant tiek nori būti tobuli ir, žinai, aš pas pagal save žinau, kad kartais norisi būti, žinai, ten išgvildent tam tikrus dalykus iki tobulumo, žinai, juos nuvaryti, tenais nublizginti iki perfekcionizmo. Ir to turbūt nereikia. Nes, vat, kada prasideda visi šitie dalykai, tada mes pradedam biški, žinai, užsisukame tam tikrą ratą, kur pasidarom tokie kaip ir lengvi narkomanai, žinai, kur kažkas jis negerai ir tada tu iškart, žinai, pradedi stresuoti, dar kažką daryti. Bet manau, kad reikia tiesiog nebijoti klysti ir nebijoti eksperimentuoti. Ir nebijoti paprašyti, pasakyti, kad žiūrėk, taip yra naip, žinai, lygiai taip pat, žinai, kaip ir kažkada, pavyzdžiui, irgi, bet su tais pačiais ekstremalių ar kitų sportų vedimai, žinai, buvo irgi laikas, kada darydavau tai nemokamai, tiesiog nieko, žinai, neprašydavau, ateiti skydavo tavaičią, atvažiuok, ten gal kažkas, ko nereikia, nes kitos veiklos buvo, iš kitur pinigus pasidarydavai, užsidirbdavai. Ir paskui kažkaip tais iš tikrųjų gerai, ten vienas draugas Marijonas pasakė, sako, žiūrėk, mažas iki 33 metų, iki Jėzaus amžiaus galima daryti nemokamai, vėliau ir pradėti imti pinigus. Dar kitas paskui toks draugas Tomas irgi sako, tu pasverk viską. Pasverk, sako, ar tu nori eiti daryti nemokamai, ar vis dėlto tu nori skirti savo laiką ten šeimai, ten antrai pusiai, savo hobiams, ar tu vis dėlto nori tą viską aukot, dėl ko tu pats gyveni, tam, kad tu kažkam pakalbėtum, žinai, kas tau paskui tik tai ranką paspaus ir dar atsiras tokių, kurie sakys, aš galiu geriau padaryti. Tai, sako, įsivertink tos dalykus. Ir kažkaip pradėjau įsivertinti ir irgi buvo tikrai neramu, galvodavai čia kaip, čia tenais, va čia gal pinigų neprašyti, gal čia da mažiau kažkiek prašyti. Bet paskui ateina laikas, kada tu supranti, kad tu žinai know-how, tu žinai, ką tu iš savęs duoji, nes tu ateini į renginį ir tu renginį nėra, tu žinai, kad ten tylitinais pasakyti ir žodžius, žinai, tu vis tiek stengiasi išprašyti, iškomunikuoti,
užvesti tą patį raiderį, užvesti tą pačią publiką, žinai, tu vis tiek domiesi tais dalykais, tu žiūri, skaitai, stebi YouTube, žinai, domiesi tais pačiais triukais. Taip, ne visus išmoksti, ne visus gali pasakyti, nes, būkim vieni, bet teisingi sportai tobulėja, žinai, ir kada tu pas dar nečiuoži, tai tau užtenka tiesiog rankos perėjimas ir jau nebeteisingas jau triukas, žinai. Tai, žinai, tu ten kiekvieno neišanalizuosi, galiausiai netgi jeigu pasižiūrėsim ir tos pačius aukščiausiam lygmenį, kur komentuoja X Gamesus ir panašiai, ir tai būna hebra kitą kartą praleidžia triukus, nes, tiesiog tu nebespėjai sugaudyti viso, kas vyksta. Tai va, tai ir tada tu už savo tą know-how turi supras, kad vis dėlto, nepakvies, bet aš turiu savo vertę ir tu už tą vertę tu sumokėk, ypač kada tu žinai, kada tu eini tenais, gauni vadinkim, gerus atsiliepimus iš tų, kas tave samdo, ir iš tų, kas, sakysim, tuo metu važiuoja, ten Latvija atvažiavę, Estai atvažiavę, ir paskui sako, wow, taip, žinai, ačiū tau už to vaibą, už tavo, žinai, tuos žodžius, kuriais tu mus užhaipini, da supranti, kodėl aš negaliu prašyti. Tai va tau tas pas, nebijok. Jeigu matysi, kad turi kažką, tais nebijok prašyti. Nebijok pasakyti, aš esu vertas to ir viskas. Labai geras patarimas ir realiai net ne visam turinį, bet apskritai gyvenime, kad reikia nepamiršti, kad tavo laikas įsiek. Jis irgi kainuoja, nes tu vis tiek, tu nori valgyti duoną, nori valgyti pizzą, nori valgyti ten, vadinkime, ir kažkokį tai steigą kartais susipirkti. Ne kasdieną, bet karts nuo karto, žinai, gal ne restorane brangiam, bet kažkur tai, žinai, namuose išsikepti, ar ten lauke, žinai, ant barbekių pasidaryti. Galiausiai tu nori vairuoti, žinai, ir geresnį wakeboardą, ar ten geresnį automobilį. Tai visą tai kainuoja, žinai, tai jeigu kažkoksai tais marketingistas gauna už tai, kad jisai know-how žino, lygiai taip pat ir tu turi gauti už tai, kad tu know-how žinai, kaip tai daryti. Taip, tiesa. Tai pats patarimas tikrai tikėjausi ne tokio, bet labai... Gerai, tai papasako, ko tikėjausi. Ne, aš tikėjausi kažko, kad, kaip pradžioje ir buvo, kad nebijok ten viešinti ir panašiai, bet visas išsirutuliojo į labai... Nes aš esu freelanceris, tai man tikrai labai aktualus patarimas. Sveikas, aš irgi freelanceris. Tai dėkui iš to net ir gyvenimišką patarimą. Dar grįžtant iki 2013 metų, kuomet tu prisijungi prie Adrenalino kaip vedėjas, kokią patirtį tau davė būtent šitos laidos vedimas? Ar tai buvo labiau kaip papildoma veikla, ar tai buvo savęs realizavimas? Manau, kad visko buvo. Buvo ir papildoma veikla, nes tuo metu vis tiek turėjau dar kitas veiklas, kurios buvo pagrindinės, tai Adrenalinas, sakysim, jeigu taip žiūrėsim iš tos finansinės pusės, tai jisai nebuvo tas projektas, kuris man nešė kažkokius tais finansinius, ten, žinai, finansinės įplaukas, kurios ten, žinai, sakyčiau, aš telikų žmogus čia dabar. Ne, taip nebuvo, tikrai nebuvo. Buvo kitos veiklos, kurios nešė pagrindinius pinigus, pagrindinės pajamas, o Adrenalinas tai turbūt jisai davė ir tą kažkokį savęs realizavimą, galiausiai aš jau kameros nebijau, nes turėjau kitą projektą, su kuriuo nemažai pradirbęs buvau, jau tai, sakysim, daug lengviau jauteisi. Tačiau toks buvo smagus laikas, kur darėm tiesiog taip, kaip mes supratom, kad galim daryti, kad taip darėm, kai mums atrodo visai teisinga. Mes turėjom savo auditoriją, ta auditorija būdavo, jeigu taip pasižiūrėt, tai būdavo apie 60 000 žiūrovų, kas mūsų manim buvo visai nemažai tokiai šaliai kaip Lietuva ir dar tokioms nišinėms sporto šakoms. Dabar gal vėl viskas kitai būtų, nes dabar vėl, sakysim, gal tik tai, nežinau, ar tai telekė būtų, gal tai daugiau būtų internetinėse platybėse, vėl kažkokia tai, žinai, kitokia, jeigu tu gerai išpromintum, gerai viską padarytum. Tai nežinau, gal Delfi tave neįsivaizduoju. Sakau, atsirastų galimybė, manau, kad sugrįžtume su tokiais dalykais. Tai tik tai, kad sakau, reikia viską įsivertinti, kad tai vis dėlto irgi yra tavo darbas, žinai, darbas, už kurį reikia mokėti. Tai Adrenalinas buvo viskas turbūt. Ir savęs realizavimas, ir geras laikas, ir kelionės, ir tiesiog nauji žmonės, naujos pažintys. Tam tikras, sakysim, turbūt gal ir tam tikras perlipimas per save tam tikrose situacijose, nes, žinai, turėdai, pavyzdžiui, prie tam tikrų superstarų, žinai, ir su jais kalbėtis, intervą paimti, ten, žinai, ir ten pas kokį nors ant garsų, sakysim, motokrosininką, ar garsų drifterį, ar dar kažką, ar tą patį downhillerį, ar kažkokios kitos sporto šakos žmogų. Tai va, tai visko buvo. Buvo vienas įdomus, atsimenu atvejis, buvom motokroso varžybose, tai buvo Britas, anglas, bičas,
Jis ten tuo metu, žodžiu, kilo į viršų, jis paskui po kelių metų išvažiavo į Supercrossą, nes motokrosą Europoje nustojo važiuoti. Ir aš tiesiog priėjau ir paklausiau jo vardą ir pavardės. Ir jis toksai, kaip tu čia, žinai, manęs ten vos nežinai. Galvoju, tai nežinau, nes, nežinau, tu nesi tas, žinai, ten tuo metu tenais Karliolė ar tenais dar kažkoks, tai tenais kitas, žinai, ten garsus ar tenais Vilapota ar dar kažkas, tai aš tais nežinau, taip, tai kaip ir tu manęs nežinai, tai normalu kažko tais nežinoti, žinai. Tai va, tai ir tada ten, atsimenu, dar tam MXGP nesuvažiavo, tai žinai, kažkaip įspūdingai, tai galvoju, tai jo, tai normalu, kad aš tais nežinau, nes būtum ten kaip kažkada tais labai senai dar irgi buvom paaugliai ir ten ruošėmės futbolo rungtynėms ir pakvietė iš kitos komandos, iš jaunesnių komandos treneris mūsų. Vieną žaidėją irgi visus rašo, kad žinai žais, pavardės, vardus ir prieina prie jo ir taip žinai žiūri jį. Tas irgi taip žinai žiūri. Treneris sako, tai kas toks būsi? Tas savo vardą pavardę pasakė, tai sako, tai va, sakyk, nes ta katalogija tarp geriausių pasaulio futbolininkų nėra, tai aš to vardės nežinau. Kaip keitėsi visuomenės požiūris į ekstremalų? Per tuos metus, sakai, 2003, 96, 95. 2003 snieglentė, taip. Tai va, per visą tą laiką nuo tada iki dabar, kaip keitėsi požiūris visuomenės? Stipriai. Taip, jeigu vienu žodžiu apibūdinti, tai stipriai, nes anksčiau visi ten riedutininkai, riedlentininkai, tie patys snieglentininkai, tai buvom, vadinkime, tokios visuomenės atmato, žinai. Vaikštom apiplyšę, žinai, skrudusiais tenais apsmukusiais rūbais, klausom kažkokios tais muzikos, netoko, žinai, kaip įprasta visiems, kepurės vasarą su žemynėm kepurėm arba su snebekais ar dar kažkas. Tai keitėsi smarkiai, nežinai, nes jeigu tai pasižiūrėtume, tai anksčiau 90 pradžioje tai ir bėgdavom mes iš tikrųjų ir lagaunės ir gaudavo ir norėdavo atimti rolikus ir šiaip jis nukiduoti už tai, kad tu tiesiog esi kitoks. Dabar viskas kitaip, dabartinis jaunimas jisai daug saugiau, žinai, jaučiasi gatvėse, jis jau gali, žinai, važiuoti, jau ir patys, žinai, žmonės kitaip supranta, nes galiausiai visos tos kartos jau, kurios, vadinkim, mano kartos, irgi kažkas iš jų važinėjo, ar tenais skeitais, ar riedučiais, ar snieglentėm čiuožė, tai viskas šiek tiek yra pasikeitę, žinai, tas pats ant kalno būdavo pastovios kovos su slidininkai, žinai, kad turėdai pastoviai kovoti, žinai, nes jie sugalvoja, kad parkas, jeigu padarytas, tai jisai jiems pašokinėti padarytas. Ir jeigu tu įsivaizduoji džibingo figūrą, tai prie džibingo figūros mes išpidarastinam privažiavimą taip, kad jisai būtų skirtas saugiai užšokti. Bet nesaugiai susidėmi į kažkurią tais pusę, bet kaip pravažiuoti ir dar nugriauti viską. Tai visokių atvejų būdavo, žinai, tenais būdavo ir tokių, kur kartais reikėdavo ir pasimušti ir žinai, visko būdavo. Tai dabartinis požiūris visai kitoks yra, sakau, dabar tiek žmonės jau kitaip, žinai, žiūri. Aišku, dabar man, žinai, sunku būtų pasakyti, kas, nes aš pats gatvėje dabar nebevažinėju, žinai, nebūnu tiek, žinai, gatvėse kaip anksčiau, kad būdom, žinai, ten su tais pačiais skeitais ar riedučiais, kai važinėdom ir matytom tas bobutės nepatenkintas. Dabar aš negaliu atsakyti, manau, kad pagal tai, ką mes matome iš Hit Hardų filmuojamų filmų, apie snieglentės, jeigu šnekam, tai jau vyresni žmonės šiek tiek kitaip, žinai, žiūri. Jau net ir turbūt policijos pareigūnai kitaip, žinai, išbiški žiūri, tu čia filmuoji dar kažką ir turbūt visai kitaip. Tai požiūris pasikeitė stipriai. Ir tikiuosi, kad jisai dar labiau keisis, nes galiausiai būtent tų, čia kai visi sako, ekstremalių sportų, žinai, bet aš tai vadinčiau gal taip, kaip, vadinkime, kaip Amerika išdirbo, tai ne extreme sports, o patapo action sports. Tai vadinkime veiksmo sportų atletai tampa tikrais atletais, o ne tais, kurie tai, žinai, tašosi gatvėse, vartoja kažkokius tai svaigalus, daro kažkas tais nesąmonės bespredėlo, žinai. Na taip, tai aišku, kaip galima matyti tą dar besikeitinčią teigiamą požiūrį, vien dėl to, kad riedlentės tapo olimpinis sportas visai neseniai, tai jau parodo tą toj pripažinimą, tu, kaip ir minėjai, aš irgi vaikystėje ir su riedlentėm, tu bėgdavai, slėpdavaisi, nes galėdavai gauti galvą. Ir dabar, kada matai kaip olimpinis sportą, tai, atrodo, toks visiškai pasikeitęs požiūris yra visuomenės. Tai tu ir paspirtukai taps olimpinis sportas. Pamatysi. Aš net neabejoju, nes tikrai apie action sportų šnekant tai yra patys Nitro Circus,
Ir ten paspirtukininkas yra tas Ryan Willis. Jis yra BMX'ais iš tikrųjų. Jo, bet labai įdomus dalykas, nes BMX jo nepripažįsta dėl ir paspirtukininkai dėl BMX. Bet čia vėl toks, žinai, kaip sakau, toks kartais, kai pagalvoju, toks karas apie nieką, žinai, nes vėl priimkim, tai yra abu du ekstremalūs action sportai, žinai, kurie, vienas stovi kaip ant skeitų ir turi vairą, kitas turi ratus ir turi vairą, žinai. Tai nežinau, sakau, aš tai manau, kad reiktų, žinai, kažkaip surasti tas visas linijas, kur atsirastų draugystė, nes dabar, riedutininkų nėra pas mus Lietuvoje tiek daug, žinai, tai vis tiek tai sportas, kuris kažkuriuo metu tiesiog nutrūko grandinį ir nutrūko, žinai, ir jisai tiesiog nebeaugęs, kažkur pastrigo ir netgi, žinai, eina pastoja, žinai, žemyn. Paspirtukai taip, jie dabar topuose ir, būkim vieni, bet teisingi taką išdarinėja paspirtukininkai to pasaulinio mastu ir toj pačiai Lietuvoje, jau reikia pripažinti, kad tai yra atletiškumo irgi, nes daryti visokias rotacijas arba tais pačiais reilais čiuožti, žinai, mėtant tos paspirtukus į vieną kitą pusę, lygiai daro tos pačius triukus, ką daro su skeitu, tik tai, kad, skeitas neturi vairo, čia yra vairas, tai nežinau. Aš pilnai pritariu, kad tiesiog tos ribos, kad aš skaiteris, tu ne, mes turėjome bendrai žiūrėti. Žinai, kaip pasižiūrėjus į tuos senesnius laikus, tai kažkaip tais visi būdom tokie, nesvarbu, ar tu rolikais važinėdavai, ar tu skeitai važinėdavai, kažkaip būdavo toks, žinai, united. Paskui kažkada vėl pradėjo biškai viskas po truputėlį į tuos šonus, tarytum atsiskirti, bet anksčiau buvom visi vienodai, nesuprasdom, kad jeigu mes būsim po vieną, tai mes labai lengvai gausim į snukį. Taip. Tai tada turėjo, žinai, skeiteriai su rolikistais visi būti kartu ir tada, žinai, viskas apsijungti ir panašiai. Tai nežinau, žinai, aišku, ten būdavo tas visai, kad tas danties viens kito ten per dantį patampimas, žinai, ten skeiterių, rolikistų, bet vis tiek buvom visi kartu. Tai aš kažkaip galvoju, kad ir dabar reikėtų, kad būtų tas pats, žinai, kad tas, nesvarbu, paspirtukas, skeitas, riedučiai, BMX'as, kad jie sakysim, tie, skirtingi komunai, bet kad jie vis tiek kars nuo karto sujungtų bendrą ratą, žinai, kažkatis bendrą kumštį, nes, irgi dabar truputėlį, vadinkim taip, nedaug aš matau iš tikro skeitų varžybų Lietuvoje, žinai, vienas kitas, bet pasižiūrėjus, kaip paspirtukininkų kultūra, būtent tas visas jaunimas viens kitą pušina į priekį ir kokius triukus jie išdarinėja per varžybas, tai tu matai jų koncentraciją. Skeitė taip yra sunkiau, nes tu neturi to vairo, žinai, tau viską reikia ant savęs, bet pasižiūrėjus, ant kiek skeiteriai nenori tobulėti ir ant kiek nori paspirtukininkai tobulėti, tai, diena ir nakti, žinai, nes, sakau, tą, ką matai per varžybas, buvo paspirtukų varžybos, kurias komentavau pavasarį, buvo dabar Wild Bridge Games varžybos, kurias komentavau, tai čia buvo visos sporto šakos, sakysim. Tai tu pasižiūri tos paspirtukininkus, pasižiūri skeiterius ir tu supranti, kad blemač, ta prasme, triukų, žinai, tuo visų išpildymu ir sakysim, sudėtingumu tai atsirovė. Nebent, sakau, nematau tų vis stipriausių skeiterių, žinai, kurie tikrai ateitų ir ten, žinai, darytų visus tenais, ten iš kickflipo, žinai, į nose blunt, ar ten dar kažką, žinai, tai. Bet kaip ir bandžiau prieš tai svesti, kad tiesiog aš manau, kad visiems tiem ekstremaliems sportam labai tinkamas žodis yra action sportai, nors lietuviškai veiksmo sportai kaip ir ne visai taip skamba. Reiktų, matai, sugalvoti, kaip iš tikrųjų tą action sports išversti, žinai, bet nes matai, dabar irgi, žinai, pasižiūrėtume, sako, ekstremalų sportai. Gerai, ekstremalų. Dabar plentinių dviračių nuo kalno ant 100 leisis per 100 km per valandą greičio, ar ekstremalu ar ne ekstremalu? Ekstremalu turbūt. Taip. Dabar toj pačioj futbolo aikštelėje bėgti 36 km, 3 km per valandą greičiu ir tave nuneša. Ekstremalu ar ne ekstremalu? Jeigu pasižiūrėsim į tas pačias traumų tikimybės, tai vėl komandinėse sportuose traumų daug daugiau negu tam pačiam ekstremaliam sporte. Taip, yra visai kitokios traumos. Ir vadinkime ekstremaliam sporte, taip, tu ten jau krenti, tu ten jau bučiuojas arba su vienokiu gruntu, arba su kitokiu gruntu, žinai. Ir dažniausiai taip atsistoja, žinai, chebra ir sakysim, ir toliau važiuoja, jeigu gali. Tuose komandiniuose sportuose taip, yra daug vaidybos, bet ten vėl yra masiškumas ir vėl didžiuliai pinigai sukas. Bet, žinai, tol, kol tu pats nesibandęs, pats nesižaidęs profesionaliai, tol tau, žinai, labai lengva pasakyti. Bet, sakau, niekada nebus malonu tiek tam pačiam, žinai,
krepšinėje pašokus į aukštį, žinai, dėti ir tave kažkas, jeigu ten per kojas šveičia ir tu krenti, žinai, ant nugaros, ant rankos, ant kažko, ant tos medinės dangos, arba tam pačiam futbole, kada tu, žinai, šoki su galva ir tau kažkas leidžia sugalvoja pakišti, žinai, užpaklį ir tu irgi lygiai taip pat iš tų 2 metrų krenti, žinai, ir tau ten užsilenkia kojas ir kažkas, arba tam pačiam amerikietiškam futbole, kada tu žaidi ir ten tiesiog į tai parbėga 100 kg ir tai nuneša. Tai visur yra skauda. Tik tai klausimas, žinai, kuriuose sporto šakose tu vaidini, kuriuose sporto šakose tu atsistoji toliau, žinai. Tai dėl to ekstremo, aš manau, kad... Tai tuomet gaunas, kad reikia keisti apibrėžimą iš extreme sports į action sports, kas labiau tinkama. Pavyzdžiui, kaip taip nutiko Amerikoje, nes Amerikoje, kai pakeitė pavadinimą, atsirado daug lengvesnis būdas susirasti rėmėjus. Nes kol buvo extreme sports, visi sakė, nu taip, ekstremalu ir nieks nenori remti, kas yra ekstremalu. Bet žinai, tas pats autosportas, motosportas yra ekstremalu, nes ten yra didžiuliai greičiai, bet remia. Ir daug kompanijų remia, nes nori matomo, nes tai yra vis tiek motosportai, tai yra milijoniniai biudžetai, žinai, tai irgi ten milijoninės publikos ir, žinai, milijoninis matomumas. Tai nežinau, žinai, gal pakeisti į kažkokį tais kitą pavadinimą, gal da bus lengviau, nes dabar jau vis tiek nebėra viskas taip ekstremalu, kaip būdavo prieš 20 metų. Prieš 20 metų freestyle motokrosą chebra darydavo kur? Ant to paties grunto, šoka ant tramplino, leidžiasi ant grunto. Todėl dabartiniai freestyle motokrosiniai pionieriai sako, you fucking wankas. Tipo, nes jie dabar visi į pripūsus šituos landingus leidžiasi, žinai. Lygiai tas pats downhill'e, ten jeigu downhill freestyle užsiminėja, freeride užsiminėja, tai chebra vėl daro pradžioje triukus į ką? Į gražią pagalvę. Lygiai taip pat mes buvo atvežę pas mus irgi Ignalinai statėm, kažtatais buvo MTB Hopperis atvežęs tramplinus ir atvežė pripučiamus landingus. Nu tai taip, tu įsivažiuoji, tu šoki, tenais į tuos kelis metrus pakyli, tu lendi, kad ir praskrini tą žinai, landingą, tu numetei dviratį į pagrindus, tau nebaisu, žinai. Tau nebaisu šokti, nes šiaip tais, nu, nėra kitą kartą drąsu, žinai, skristi ten kažkokį tais metražą, bet. Bet, nu, kitą vertų žiūrint, tu su pagalvių foampitų dėka, mes turim... Taip, todėl aš ir sakau, kad... Triple backflipus motociklų. Todėl jau tai nebėra, žinai, taip ekstremalu. Nes kad padarytų tą double, triple kaip Nitro Circus'e, chebra daro į jau saugiai paruoštas pagalves. Lygiai taip pat snowboard'e. Kada prasidėjo snowboard'as, halfpipe, jeigu chebra darydavo tenais 5, 4, 7, 20, kažkas ten darydavo kažkokį maktwistą, tai korka viena, tai būdavo, žinai, jau kaip ir... Bet kada atsirado batutai, kada atsirado visi landingai tokie minkštesni, chebra pradėjo daryti triple. Pradėjo ir quarter daryti, nes jau tai yra saugu, nes chebra eina saugioje vietoje, treniruojasi, eina per tą, vadinkime, perlipinę per savo limitą. O kur limitas dar nieks nežinome. Nes turbūt saugumas dar pradės tobulėti, automatiškai pati įranga pradės gerėti, tą patys tramplinai gal darytis kitokį ir taip toliau. Anksčiau, kada nebuvo tų sąlygų, tai triple korka kažkas su snowboardu turbūt. Prieš porą dienų žiūrėjau filmą apie Tony Hawk'ą, Until the Wheels Fall Off. Tai ten būtent ir paskui visą tą progresą, kad jau kada 5 kem išsuko, jau buvo čia wow. Nieks net nesvajojo, kad kažkada kažkas padarys 9. Dabar pasižiūri vaikai, maži vaikai, 12, 15 metų, 10-80 ant rampas išsuka. Na. Nes visa tai yra dėl to, nes jie treniruojasi saugiai. Tai ja, tai gal nebėra taip ekstremalu, tai tas action sportas, man tik tai norėtis kažko gero, lietuviško tikmens šitam žodžiui, ir aš manau, kad action sportas yra teisingas žodis apibendrint buvusius ekstremalius sportus. Tai aš labai tikiuosi, kad toks žodis kažkada atsiras ir greitų metu, nes tai tikrai palengvintų gyvenimą mums visiems. O kokie tavo artimiausi dabar planai? Ar turi kažkokių planų iš action sporto perspektyvos? Dabar matai, nežinau, kada išeis mūsų podcastas, tai jeigu išeis rytoj, tada savaitgalį viskas aišku. Savaitgalį važiuoju į Svencelę, į Borhaus spotą, nes vyks Laurino Jadeškos ir visos Kintų chebros organizuojamas su jų visa komanda ir su Borhausais kartu organizuojamas Vėjo sporto festivalis. Tai komentuosiu jėgos aitvarų varžybas. Tada, jeigu tai mes spėjom padaryti per vieną dieną, tai antrą dieną paskirsiu kaitų instruktoriaus darbui, mokindamas savo dar kelis mokinius pakaituoti.
tada gali būti, kad liksiu pats pakaituoti, jeigu bus tinkami vėjai. Nes dažniausiai, kada mokini, tai tu savo vėją parduodi tam, kad tu kažką kitą mokintum. Tai laukia tik tai gerų vėjų, kada nebevyksta pamokos, tada gali pats kaituoti. Bet da pats ir fainumas yra, nes tada stiprus vėjai, geri vėjai. O tada matysime. Žiūrėsim. Gal bus laikas pradėti dėtis ant kojų snieglentę. Tai, manau, sezonui jau reikia ruoštis. Mačiau, Keitardai irgi jau pradeda ruoštis žiemai. Jo, tai Giedrius iš tikrųjų jau daro, nei suriko, tai čia vat irgi mūsų ta sena šutvė, dabar Amigos pasivadinę, tai irgi penktadieniais Snow Arenoje stengiasi daryti style, ten tokias kaip ir, style ir kažkas sušeipina parką, paruošia parką, žiūrėjau, tenais kažkokius mini priziukus ar kažką tais ir ten Hebra tiesiog raidina, ruošiasi sezonui stiliuką savo demonstruodami ir triukus, trick and style kažkaip tai va. Nu jo, būtent tas rugsėjas spalis yra labai įdomus metas, nes kai kurie dar wakeboardina, jau tie sausumos sportai daug irgi dar vyksta ir jau žmonės pradeda ruoštis žiemai. Tai atrodo, kad jau tas perinimas laikotarpis anksčiau būdavo jis tuščias, dabar jau jie persipina sportai. Dar cycle crosso nemažai varžybų, nes dabar vyksta vėlo cycle cross čempas, taurė ir Lietuvos čempionatas vyksta. Tai ten irgi įdomus sportas, kur vadinkime, jeigu kažkas domisi, sakysim, plentinių dviračių sportų, tai čia irgi galima sakyti, dviratis panašus į plentinį, galima sakyti tas pats plentinis, tik tai, kad su platesniu ratu, šiek tiek kitoks gripas, ir ten įdomiai iš tikro Hebra išvynioja trasą, nes yra visko, žinai, yra įkalnės, nuokalnės, įkalnės, staigus posūkiai, minimas, purvovo, ne, kaip aš vadinu, tokia, žinai, toks būna ruožas kai kuriuose trasose, žinai, paruoštas, asfalto dango šiek tiek, žinai, tai keičiasi ir pati danga, ir ten pradėjai važiuoti ir turi išlaikyti vieną tempą. Arba didinti jį, nes jeigu per smarkiai sumažinsi, labai greit viskas bus pasikeitę. Tai žodžiu, ten visas veiksmas vyksta raudonai zonai širdies. Ir vėlgi, niekada nepagalvotum, bet tai yra action sportas. Ne, tai nėra action sport, tai yra olimpinis, tai yra sportas, dviračių sportas ir man atrodo, jeigu aš gerai, tai ir pasaulio čempai vyksta, ir Europos čempai, ir gali dabar dėl olimpinių blemba, bijau suklysti, tai geriau nieko nesakys. Dėkui, kad atvykai, gero tau vėtinį savaitgalį ir susitiksim ko gero jau žiemą ant snowboardo. Gerai, ačiū už kvietimą. Dėkui. Iki.